Labą rytą. Su Viktorija atvažiavom į Zumpio varžybas. Šiandien 2 varžybas. Tai bandysim per 2 keliauti. Einam dabar statinį susimokėti, pasim pablizgę kokią nors. Ir po to žiūrėsim. Jau žvijų nemažai. Va, laimonus. Jo, vandens. Einam pasiruošti. Žiūrėsim, kad čia bus draudeniai. Projektas savo blizgę. O tokią pasiėmė. Na, aš, kaip sakant, tigrą. Metras, esam 15. Pasakyk porą žodžių. Kiek šiandien bus? Nu, ką galiu pasakyti. Būsim paskutiniai, na. Žodžiu, nesiravimo, draudeniai. Einam, įsikrausim valtį. Vėjas šiandien tą pusę matau. Ai, ne, ten skirsi kažkaip pučia. Ir bandysim gaudyti. Tai gal, nu ką, susidėjom valtelę, pasilikom, tikėkimės nenuneš. Einam pasimti pultą, kol nepamiršom, prie tos varžybos teko bėgti per startą. Ir viskas, eisim klausytis, kaip ten ką. Galvosim taktiką, kaip mėtyti blizgę, ar sukti, ar nesukti. Kaip reikia su blizgė žvejoti. Pasakyk, kaip reikia. Mėti ir trauki. Va, jau moki. Tai žodžiu, mėti ir trauki. O tokia ir taktika. Nu viskas, žiūrėsim. Dabar užkasim šiek tiek. Pultas. Ir sumuštinis, sakė. Gal pepsi kokį šausim ir skanai. O, spurgas sučilus jau šiandien. Ir viskas, bandysim gaudyti. O, jie smakos. Pažiūrėkit, vaflis jau apsivaflinis. Žinai, ką gali filmuoti? Ką galėjai filmuoti kaip auto? Eik, tu. Tai žodžiu. Toks užkanda. Apsitarimas prieš varžybą, sakė, tik mėti traukė viskas. Svarbu nenulį pagauti. Ežeras jau banguoja, tai nėra blogai. Matom, ten vienas žvejoja, antras žvejoja, jau karoči net ne varžybų dalyviai. Tai yra minusas mum. Nu ir jau tikrai valtis daugėja. Ir žvijų daugėja. Tai bus didžiulis presingas. Kaitra pareina. Jau man su megztiniu karšta matome visišką lempą. Nei vieno debesėlio. Tai šiandien busim ant lempos. O ant lempos, kaip žinia, visą laiką kibimas pats geriausias būna. Barankinis. Bet gal sugebėsim su blizgiai išvilioti. Bus dalyvių, matau. O čia, ten dar yra. Čia visas galas. Aš manau, kad čia yra bus bereikalingas laikas. Čia 5 komandas kartu, 100 beveik žmonių. Ir smagu, ir džiugu, ir didelė atsakomybė mums irgi tenka. Kaip teisėjai sakė, prieš išvyko jiems palinkėk, kad kuo mažiau žuvų pagautų, tai būtų nuo teisėjų linkėjams, nes iš tikrųjų jūsų daug, iš karto blizgių 90 į vandenį krenta ir žuvų čia irgi yra daug, tai jūs pagalvokit, gali 90 numetat, patraukit, 5-6 iš karto pagaunat, tai jau taip kas minutę visai čia tie rezultatai. Galit pagauti rezultatų, rodys iki 100 lydekų kiekvienam, tai jeigu pagausit po 100 lydekų, tai jums kiekvienam užfiksuos, bus kiekvienam lydeka 1, lydeka 2, lydeka 3, taip ir reikia. Tai matot, yra iš tikrųjų daug žmonių, tai irgi skaičiuokite savo lydekas. Jeigu kažkas kažkur bus, nu, kaip pasakyti, nu, nėra įskaičiuotas, bet jeigu gali būti iš karto didelis ir srautas tų žuvų, tai jeigu jūs jau gavot po žuvikę laiką, po savo nuotrauką, tai reiškia, jūsų žuvis jau yra įtraukta ir kurį galite pamatyti žvejo gido platformą. Matėte, ten labai viskas paprasta. Aš įmečiau ir nuorodą, tie, kas yra ten įeini, paspaudė rezultatą ir iš karto mato. Ten principas yra toks, jeigu jūs, pavyzdžiui, kas pirmas pagaus žuvis, tas automatiškai atsiranda viršų. Iš karto jūs visus reitinguojate. Ta lentelė jūs reitingus matysite iki 1 valandos. 1 valandą ta lentelė užsidaro. Valandą laiką Štilius ir tai bus pailsėti. Kada norėjau? Dabar jūs paklausite, visi čia klausinėjai dėl žuvų svėrimą.
Ir dar vienas klausimas, ar esat visas komandas priimtas ir į Messengerio grupę Žumpės blizgė 2024? Taip, Jeigu nesat esam. tai virkai tie, kurie irgi matyti, prie lašinukų, bet bet niekada. Tai vat, nešaukit daug ant mergaitės, tai yra teisėjas yra sekantis benas, tai gali ant jo, jeigu kas visas babkės suvaryti. Tai vat. Nu, aš būsiu toks kaip kuratorius, pažiūrėt kaip teisėjai dirba. O dabar girdim, mėruojam nuo 50 ar visas. Jo, pradedu paskui dėlbutus. Viskas. Čia buvo tokių minčių nuo 40, viskas. Matuojam žuvį visą. 20-15 cm, viskas. Matuojam, siunčiam. Ešerį tas pats. Viskas tas pats. Ką pagaunam? Tai yra įskaitinės žuvys 3. Tai yra lydeka, šamas ir ešerys. Šamą jau, nu ten tų mažiukų, ne, šamas ten ir buvo nuostatose parašyta 75 šamas. Nu čia mažesnių nėra, jie pradėčia nuo 1,5 metro. Tai dabar kas liečia dėl pačių, nu, aš buvau pasiruošęs 50, nelika nei vienos matuoklės, net nėra ko parodyti. Dabar, kaip pavyzdys, matuojam žuvį valtę, ne? Aš pasidedu prieš savį, yra numeriukas, ne? Tai va, čia žuvies galva turi būti ir pilvas turi būti, nu, žiūri į mane. Ne kažkaip antrai paperta, ar dar kažkaip, ne? Ir paimu, nupaveiksuoju, pamatau nuotrauką gerą į Messengerį. Iš viršaus, ne iš šono, Ne iš šonų, žinai, kažkaip tai, žinai, kiti kampų banda prailginti ten, žinai, situacijų gauda. Skirtus, žinai, čia... Aš manau, kad tikrai tų žuvų bus, mes vien dėl to ir padarėm tas varžybas, kad jos būtų įdomios, taip pasakykim, taip, kad, nu, visi gaudom, iš tikrųjų patys žinom, kad pernais metais buvo pagaut 12 lydekų, nei vienos įskaitinės, nu, žinai, kažkaip ir abydna ir supranti, nu, pačiam neįdomu. Čia kažkas dvi žuvis pagavo, pirmą vietą laimėjo, žinai, nu, kažkaip. Gal laimė vieną. Paleidimą dėl savęs nusifotkinti, dėl visą kuo. Nu tą nufilmuoti, nes vis dėlto tu nufotkinai, aš sunku ten filmavimą, biškit, tik kelias sekundės, kad paleidai. Bet jūs nereikia, tiesiog turėkit savo. Niuansai iškiltų, kad galėtumėm pažiūrėti. Čia vieta, kai išduot. Vieną nufotkinai, išsiųsti, o kitą paleidimą. Ir dar noriu ką pasakyti, nefotografuokit. nefotografuokit iš kartą Messengerį siunčiam. Būn žuvis sujut, paskui antrą nuotrauką ir nesupranti. Jeigu iš karto ateim tokias dvi nuotraukas, ta žuvis yra neuskaitoma. Tada reiškia, gaunat laiką, reiškia, jūsų žuvis neįskaityta. Jeigu pradėsit fotografuoti per Messengerį, ai vieną pagautas, nepai iš to, žinai, sujudžiai. Viskas, įdedat vieną nuotrauką, yra. Tai pasakyk, ko laiką negaus, nepaleis. Tai tai ir sakė. Nepaleisi, pusvalandį nematys. Fotkinkit foto, pasižiūrit, jeigu jums gerai, tink, siūskit, kad nebūtų paskui. Gerai. Nespėjau net nufilmuot, paleidžiam greitai, gaudam toliau. Vieną aš pagau vieną vyką, bet ten mano tai iš vis ilkutė. Ant ryško iššovė vyką. Turiu dar vieną. Dar vieną turi? Trauk. Trauk, nekelk meškės, tik tai į viršų. Jo, turi. Laikyk, ne, suk ir kampu. Lenkve. Toliau, varyk, varyk. Vyka, trauk. Yra. Gerai, su žolėm. Gražiai temk. Temp. Tradai blizgį kažkokį. Dar temp. Yra. Dar viena. Super. Nu, kaip sakant, kaip... Blizgę vos neišmečiau. Žiūrėk. Laimėjau. Palauk. Čia gerai, gal 50 vos. Išmesti. Žiūrėk, atsikabino gal. Neišmės, tik tais airburna. Ai, pisto. Dok, parodyk. Oi, kaip gerai ryja. Patinka tas spalvat. Ir tas jop, tu yra. Kur replės, žiūrėk. Dok. Labai gerai vyka. Patinka tas žyva, ne, kai jau net aš... Gyvas, tas jau paka. Žinau, gerai ryja. Nu, blėt. Ne, gerai, pa. Negali. Įkišti.
Tai pamatė, kad traukia ir varplo. Tik nerodyk vaisinkomi. Žinai, kai niekam nekimba, tu traukė, tai čia plaukta visi. Kur? Žiūrėk, kai tu gerai, su viskuomentu čia rypa, žiūrėk, aš atkabinsiu, žiūrėk. Palauk. Toks, paliesiu potką. Kiek? Gaudyk toliau. 10 mus jaučiu. Jo, yra 500 su viršum. Turim legalę. Panosis, bam. O čia į tos didžiosios įgyvena. Nu ką, gaudom, vyko jau 2. Ta filmuoja? Yra raudona lemputė? Yra. Yra, nu tai va. Žolės nežinau. Aišku, tai čia pagavai, žinai, bet mažų gali prigauti. 50 turim vieną, tai tas. Nu taip, turim sugaudyti dabar jau viską. Pasisteng dabar prigauni. Ir ratai čia mėtik dabar. Kažkur čia jas yra. Na čia sakiau, kad jas yra. Šiaip 5 metais surinkau. Tas didžiasis. Į šitą vietą mes gaudom kažkur. Turiu. Nėra. Ten toli, bet labai toli. Mažai blizgė, va. Išprašęs tiek. Mažos blizgutės, sakau, kad paladuoja čia. Tai tokia kimba. Ko? Iškabinti. Ta matai, mažesnė blizgė uždėjo. Gaudyk, aš nesakau nieko, man tik tais. Tai aš paeksperimentuosiu, tu gali ant savo gaudyti, nekibs kitą dieną. Ir dabar natūralesnis, bet matai mažesnis. Tai kad šikna iški. Jau pizda, kaip blizgė kabina. Gerai. Ant astos pagavau dabar. Sorry. Sakau, kad kimba, bet... Nu ką, paleidžiam 4 jau. Ir varom toliau. Kur vajan plaukė, ten kibo man.
patinka, žinai, to jau lengvesniem. Prisilengvina. Baigsis varžybas, dar plaukėsit. Man kibimus buvo čia toj vietoj irgi geras. Prispaudė tai prie dugną, bet nepaėm. A tai kiek valas pas tave storė yra? Kaip? Kiek valas storė? Pas jį plonė yra. 16-14 storiausias. Na, tai tada jo pavargt reikės. Štai kibimą turėjau, Čia tai žolinė, nu, bet gal apžios netyčia. Ar rimtai? Ten tik nėra tų vėlų iškritus. Man tokia lengvesnė. Jį reiks, sem geriau. Graži visai. O, super. Vieną paėmėm šamą, ten traukė chebra, tai žodžiu baisu, dar perkūnė tie. Panašiai žuvies, nežinau, turim 12 įskaitinių berods žuvų, 4 po 50, vieną šiam, ne, 3 papiam, daleiskim, ir vieną šiam ir mažyčių prigauti, ir širiuką matė. Tai baigiam kaip ir žūklę, liko 8 minutės į finišą reikia plaukti. Nu nebent spėsim dar kažkur užmešę po vieną metimą, bet aš jau nufilmantavau viską, tai varom į finišą, žiūrim kas bus. Ir kiek nenufilmavau varžybų, nes įsikrovė GoPro, stresas, nespaudė knopkės, nieko, lupi tik tais ant mėsos, kaip sakant, ant jėgų lupi ir viskas, kaip bus jau bus. Tai žodžiu, žiūrėsim, ką duos ir varom į kitas į auksinis lynas varžybas, ten gal daugiau pafilmuosim. O dabar ką plaukiam, Minkota Viktorija, Pavyzdžių klubas, varžybos laikas. Varom dėčiau. Žodžiu, visi laukiam rezultatų, nuotaikos geros. Turim pasirodyti 12 žuvų, nes ešeriuko neįskaitė, nes blogai nufotkinau.
žvėrį. Bet kaip didžiausia žuvis tikrai matėsi ir pasidžiaugiantis tuo skanu, didžiausia žuvis yra samas. Tai ką tada, aš norėdavau prieš tai pasakyti, pirmiausia, duoti pasakyti mūsų gerbiamam Zurmės prezidentui, gerbiamam Zurmės direktoriui, kuris tas mūsų blizges ir gamina, su kuriuom šiandien sudavom, kiek gaminai? 249 žuvis. O, 2,5 iš kiek ten dar, iš 100 dar. Turėjom pagauti 100 metrų vien žuvies. Tai irgi nėra taip prastai. Aišku, lydekėlių buvo ir didelių, ir mažų, bet prašau dar. Jo, tai labai džiugu, kad jūs naudojatės mūsų gamybos blizgiam. Tai yra nuo 56 metų beveik gaminami produktai. Ir kol kas jos tikrai neprarado savo populiarumo. Ir dabar džiugu bus matytis, kaip bus užimamas apdovanotis pirmą, antrą ir kitos vietos. Ir kad tiek lankytojų, tiek žvejų susirinka irgi labai unikalu, nes aš su Laimondu, kai šnekėjom, tai sako, bus taip apie kokį maksimum 30 valčių, o iš tikrųjų tai labai daug. Jo, tai dabar užbėgant aš apdovanojimams už akių norėčiau įteikti tiems žmonėms po prizą, kurie rūpinasi šituo klubu, kurie organizuoja visą kitą. Ir tai yra blizgės, sunkios, kurios yra padengtos tikru auksu ir tikru geros prabos sidabru. Mes laimėjom. Tikrum auksu. Dantis susidėjo. Fainė. Jeigu tikrai gal auksas, jau mėtytis baisysim. Jūra. Jo, ir kur tas šamo davėjas, didžiausia žuvis. O, Irgi, kada ant tos blizgės, tai gal kada yra žuvos labiausiai. Jo jau antra auksinė. Pernam iš tikrųjų, kaip pasakėtų, gali pasakyti, kova vyka. Pirma vieta 3-4 taškai, 5, vėl atitol, sakau, iš tikrųjų mes stebim tą visą internetinį ir jūs patys tą viską matot. Ir matot, kad kaip, medžiuoja tos, sakykime taip, medžiuoja tas lydekas, kaip pasakyti, ar tai buvo gera, ar geriau sverti? Daug geriau, tik žuvis nekamuoja. Laimi daug geriau, visas gyvas grįžo atgal. Į kitą metą įsudau. Iš tikrųjų buvo ir žuvų daug, iš tikrųjų pagalbų. 250 žuvų. o didžiausia lydeka? Tai yra iš tikrųjų normaliai. Ne, šamas vadinu. 9 taškai, 11, 2 taškais, O, matai. 4 taškais. Visi gaudė žuvį ir visiems buvo tokia, kaip sakykim, įtampa, ne? Pagauni, oi, čiuk, aš jau pakilau aukščiau, kažkas pagauna. Jo, jo. Mums čia buvo. Ir kitą kartą naudoti. Matai, traukia, mes netraukiam. Tai turim 10 kitą metą be konkurencijos į šias varžybas, o paskui eisim dar ir pareikti. Kažkaip šias varžybas ramiai Arba, jaučiausi. Raimundai, per gerai Ramiai? viską darom. Nes pagavai. Palenktų, sakau. Bet tik nesikabinsiu, nesakau. Kiek įbaramiai. Sakytų, kad Na, tai buvo pasimažai, kad kad amplenka galės suvažiavo. Nu, tu atrodo, kad prigaudai. Gerai, Na, gerai. Taktika gera buvo. Susiradom tavo ten. Vakar, vakare, kad vėlai pasiskaičiau tą istoriją. Blizgi pas mus atsirado 58-57 metais iš kažkur atėjo kažkas sugalvojo su ta blizge. Pirmiausia, viską pradėjo kažkaip nuo voblės. Ir paskui prasidėjo blizgas. Pirmiausia, pradėjo nuo tų vadinamų samadėlų. Kas kokią turėjo, kas šaukštą, kas ką, iš kažkur pamatė. Ir jau po 63 metais jau Tauragiai pradėjo skaičiukai gaminti iš pirmasias blizges, kurias vežė į, vadinkim, tą mūsų plačią, kuri dabar vežė vagonai. Lietuvoje tai būdavo tik atlikas paliktas, kurios vežė tą plačią tėvynę. 70 000 į mėnesį buvo tokie laikai, kaip padarydavo. Ir netgi į Kubą varė, jūrates.
Mes buvo draugai tada ribėti. Ten nieks nedargi, dabar kompiuteris, o Koks esu? Sublizgė. Nedirbam tada į vatą, pradedam apdovanojimus. Nu ko pradėt, aišku, nu jau pasakiau, didžiausią žuvį pagavo Povilas. 15 kilogramų šalų patraukiau. O, Pavelai. Kur tėvuks, nu? Irgi šeima visokia. Oi, lydeka. Geros gerti šaltos. O, geros, gerai. Šiaip norėčiau. Ateik čia. Nu, su tebedris. Nu ką, pradedam nuo 10 vietos. 10 garbinga vieta. Pagavę 10 lydekų, 7 lydekas. O, Užėmė Šmičkiai. Komanda Šmičkiai. kuri čia šmički? Ai, yra kažką iš mūsų čia, žinai. Šmički. Nuo 7 jau, matai. 10 vietą su 7 turėjo būti. Tai kiek ten suomų kokio atsilieki kažką baisi čia. A, da pablizgutą. Nu, reikės kažką. Kas čia auto kažką? Kažkaip vienas bija, ai, antras, o. 8 lydekos. Bet daug reikėjo pagauti. Praktiškai kol 8 sugaudėm, tai jau čia 12 buvo, man atrodo. Jau 8 esą. Žinai, ne, jau 7 jau turim būti. 7 būsim. Jau 7 paskui išėjo 8. 7. Baisu čia. Ne, 7 nebus. Žemalė, DM, 7 lydekos, 2 ešeriai. Žemalė jau. 348 taškai. 308? Oho. Kiek tu sakė, lydekų 8? Didesnė tik tu turėjo matyti. $348 taškai. Tai mes turim vietą savo. Nu, jeigu šamą, tik tai didįjį skaitinį. Reikia pasidėti kažkaip GoPro, kažkas pafilmuotų. Kam? Nu, kad nufilmuotų. Tai paduos, palaikys kažkas. Žemalė MM, 348. Vėl žemai. Mes klubą gaudėm. Ką? Mes klubą jau gaudėm, tai su tavo dėka. Kas sakė, kad moteris Kas valgyti ten, nu, kas ten moteris valgyti Kas nelaimė. sakė? Kas sakė? Tik tenai Santana Šatas. Tai kas sakė, sakys. Va, įsigurskio paklausiu. A gali nufilmuoti po to mumis? Ir aplinką tvarkys. Nežinau, Ankerė, man atrodo. Zumpė, O. 350 Ne, nu, palaikys. taškai.
Nu, čia filmuoju dabar. Nu, vis tiek, žinai, kažkaip. Dabar turėtų kažkokioje vietoje būti kilmės. A jo? 7 videks, 3 ešeriuko. Ai, jūs ešeriuks turit? Ai, nu tai tada plotų jūs jau. Čia nežinai. Pala, ešeriuko kiek davė? Ai, nežinau kaip ten skaičiuoti, mes nesupratau. Matys. Iki 50,075 kofas, nuo 50 iki 70 kofas yra vienetas, o nuo 70 ir viršų yra pusantro kofas. Čia, o tai kaip čia skaičiuojas, dauginas, ar kaip čia? Ne, 1,5 daugina. Jeigu nelegali, daugini iš 0,75, tai nelegaliu kokiam 5, daugini iš 0,75. Ai, taip, Bus tada apie 40 taškų. Ai, supratau. Aš čia nesupratau, kaip čia skaičiuojas, ai, ką aš daug variu. Paskui įmetė aš Aušrinė. Andrius ir... Kas čia? Virėjam. Ai, čia vietą laimėjo. Šaltyva šitie. Atsiprašau. Ten tų mepsų galim buvo ir nebuvo, gal? Bet gaudė? Man sako, Tai sakė, negalima. O tu... Sakė, mepsų Nu negalima. gerai, mes gerai sugaudėm, bet... Ten pusė jaučiu Ten zuntas ir yra. Aš žinau, aš buvau, nu, ai, sakė, tu jis kokią šiandien pirkau. Bet aš net neužmečiau. Tai jūs kelinto. Tai šeriai labai duoda, ne? Tokių kofas. Jeigu pagauni 18, bus 36 šerys. Kaip čia? Įdomi. Tai palapėnkti. Arba kas nors susimaišė, ne? Arba bus susimaišė. O skaičiavot, kiek turi tikrai būti? Mes ten, kai žiūrėjau, paskutinį kartą buvo 12 valandų. 5 buvo. Ai, tai bulot, nu tai gerai tada. Dar pagavo šitas kolega 3 ledekas. Dar išrinkti. O tai su mepsiukai sugaudyt normaliai buvo? Aš su vartį. Ai, nu, ketvirtį neugi. Nu, bet pala, pagėgiai. O tai kokia jūsų komanda? Aš žinau, matysim. Tai nejaugi tipo su mumis? Nežinau, čia kažkai, nes pala, pažiūrim, kas čia bus, dabar neįsivaizduoju. Man žinai ką, šeriuko neuskaitė. Nufotkino ir uždengiau skaičių. Sakau, skaičių trūksta, žinai. Tiek tai Nu, tipo, kažkaip vieną žuvį žiūrim. Iš šeriukų tokį pagavęs, tik taškai, žinai. Tiek traukia. Tokie žvėri. Žiūrėtų, viską įskaityti ir toliau. Nu, ne. 3 ledekas. Nu, dabar įdomi, jūs būsit ar ne? Būsim mestrė. Ne. Nu, jau svarbu, trečia, jau gerai. Pala, pažiūrime, čia būsi, ne? Man įdomi, nes mes turėjome man turbūt pavalydės. Žemaitijos čempai. O, žiūrėk. Tai karočią mane pafilmuos. O, Zoro, gal tu nufilmuosi? Vėl. Jo. Mes turėtume įdomą. Tik turėtume. Nejaugi pasikeis kas nors, ne? Nu, gal neįraškame. Eina, naktį. Nu, ešeriukų neįrašė, nufotkino skaičių pridengiau. Aš mačiau, kad tu ten rašai kažką, kad neįrašė ešerio. Nes rankom uždengėt. Ne, pastebėjau, tai šviesuoju. Lygus? Ai, lyg. Aš daug kažamui skaitys, tai jau... Nu, bet iš tikrųjų biškai būtų ir nesąmonė, kad būtų įskaitę, nes jau viskas yra po laiko. Nu, Big Fish'as tai jo, dėl, kaip sakyt, gražios žuvies. Nu, davai, žiūrim. Tai gal geri nenufilmuosi, tai ne jau rankų. Žiūrim. Net gerai čia. Nu, žiūrim. A bus? Žiūrim, bus. Komanda žvejybos laikas. Lygutės dar?
čia papuošalą, jums čia už staliuką. Ačiū. Pirmas medalis. Palauk, blizgėtas padarė. Davė liktai, čia nedavė va. Va, čia jo. Dar irgi. Pavėsi, biškiuką. Tai pavėsi, nu, geresnį nuotrauką. Ne, biškį ten giliau paeiti. Ai, pala, gerai. Va. O, palauk, bonkė, ne? Kitas varžybas važiuosim. Na, dėkui. Va. Jei, antras vieta. Nu ką, gal. Nu ką dabar? Turim. Pirmą varyt. Bonkė būtų neda. Pagrindas. Turim. Turi trečios, antros, dar pirmos beliks. Kas čia? Jaučiu. Oi, žiūrėk, ne. Jo, mes nebūtų, ne. O šiam kiek sakė? Jie 464. Tai mums be šeriuks, tai būtų išgelbės pirmą. O jūs 40, ne? Jeigu jau, sakykime, 15 cm šeriuks, tai jums būtų 30. Tai karočią pirmą vietą patys susimuojam, reiškia. Susimovėjai. Nu gerai, aš sumojau. Pirmą vietą aš sumojau, uždengiau skaičių, neįskaitė šeriuką. Jis turėjo būti. Būčiau pirmą, įsivaizduoji. Kaip sakant, Kaip tu jauties dabar ką pirmą man metus? aš nieko negalvoju. Per mane, karočią. Nu nieko. Laimėjo bet antrą. Bus kur ten. Kai skauda dantį, čia tokia virtinė. Tokia pisite palapinė. Taip susidomėję, čia kažkuom jie yra. Reikia mėgsinis mat. Nu ką, baigęs varžybas, pagavom vieną lyną. 800 gramų. 8,0 ar 8,80. Kažkas tokio. Tai nežinau, kažkokią ten vietą paėmėm. Ne pačią geriausią buvo, kas va 4 kilus surinko. Burbuliavimų buvo, visko buvo, bet pagauti neėjo. Nu, bet treniruočiai, be nieko žiūrėjom, tai kitą kartą kitaip jau gaudyčiau. Eisim pažiūrėti, ką sugavo. Sako, moteris, kaip tenais, žvybai. Kaip ten sakė, moteris žvybai nesėkmė, bet kaip matom, toj bat pachoriuks panikė vėl, dar laimėsis pirmą vietą irgi. Tai dabar eisim žiūrėti svėrimo ir viskas.